Sveiki, su jumis elektroninė parduotuvė sekimas.lt ir šiandieną mes šnekėsim apie diktofoną mikro su garso aktyvacija. Tai va, turim patį diktofoną, turime laidą, su kurio galima diktofoną pakrauti, su telefoniniu pakrovėju arba kompiuteriu. Taip pat prisijungus prie kompiuterio galime perklausyti garso įrašus. Taip pat turim ausinės, su kuriomis galime tiesiogiai klausyti garso įrašų. Diktofonas yra įjungiamas šito mygtuku. Kitoje pusėje matome dega raudona lemputė mirksi. Tai reiškia, kad diktofonas pradėjo įrašą. Jeigu įjungus diktofoną iškart palaikysime kelias sekundės minus mygtuką, tuomet užsidegs mėlyna lemputė ir tai reiškia, kad įjungta aktyvacija nuo garso ir diktofonas įrašinėja ne visą laiką, aktyvuojasi nuo garso. Tai jisai gali įrašinėti pastoviai arba aktyvuotis nuo garso, bet kokiu atveju diktofonas pilnai pakrautas gali laikyti 17 valandų, o garsą gali gauti apie 70 metrų. Tai viskas, ką šiandieną norėjome papasakoti apie šitą diktofoną. Nuorodą į prekę galite rasti video aprašyme. Ačiū, kad žiūrėjot ir iki kito karto. Su jumis buvo elektroninė parduotuvė sekimas.lt.